Sveiki, šiandieną pristatysiu Jums savo atliktą darbą, kurio tema yra akademinio sąžiningumo nuotolinėme mokymėsi užtikrinimo technologinėmis priemonėmis galimybės. Taigi, mano darbo tikslas buvo išanalizuoti akademinio sąžiningumo nuotolinėme procese užtikrinimo technologinėmis priemonėmis galimybės ir uždaviniai tai buvo išanalizuoti galimas akademinio sąžiningumo užtikrinimo metodus ir problemas, apžvelgti technologinius sprendimus šių problemų bei detalizuoti akademinio sąžiningumo užtikrinimo galimybės naudojant dirbtinį intelektą, kas irgi yra labai įdomu ir aktualu šiai dienai. Taigi, kas yra tas akademinis nesąžiningumas? Pradėkime nuo to. Tai yra elgesys, kai siekiama neteisėtai, nesąžiningai gauti akademinį pranašumą. Tai yra etikos ar tvarkos pažeidimas dažniausiai, tačiau būtent nuotolinėme procese tai yra didesnės problema nuotolinėme mokymėse, nes, sakykime, pats nuotolinis mokymas sukelia daugiau noro studentui galbūt veikti nesąžiningai, kuris yra linkęs tą daryti, nes be abejo nesukontroliuosi, ką studentas, sakykim, daro už monitoriaus, jisai turi galimybę, sakykim, atsiskaitimo metu naudotis internetu, galbūt kažkokiu tai draugų pagalba ir tikrai nesukontroliuosi, ką kiekvienas studentas daro, sėdėdamas prie savo kompiuterio. Kita problema yra dirbtinio intelekto naudojimas, tokiu kaip ChatGPT, jisai irgi tikrai kelia nemažai akademinių iššūkių, tačiau apie tai pakalbėsime vėliau. Na ir paskutinė problema yra tai, kad nėra galimybės, sakykime, autentifikuoti kažkaip tai asmens sėdinčio prieš kamerą. Ir to problema yra tai, kad žmonės gali būti panašus, gali būti broliai, dar kažkas, kurie gali tiesiog ateiti ir už tą asmenį pristatyti kito asmenio, pristatyti studento, o faktiškai kitas asmuo už jį atsiskaito. Ir dėja, nuotoliniu būdu tikrai yra tai lengviau padaryti, negu gyvai atvykstant į auditoriją. Tai irgi yra pakankamai rimta problema. Taigi, nuotolinio, kokios yra šis technologiniai sprendimai nuotolinio mokymosi procese užtikrinti akademinį sąžiningumą. Tai visų pirma, daugelis universitetų turi akademinę tvarką aprašytą, akademinio sąžiningumo prevencijos taisyklės. Tai yra aprašytos nuobaudos, sankcijos, kurios gali būti taikytos studentui, aprašyta, kas yra laikoma akademinio sąžiningumo ir taip toliau. Tai yra priemonė numeris 1. Toliau labai populiari šiuo metu priemonė yra plagiatų patikra, tai yra automatizuotas procesas, kai programėlė, pavyzdžiui, kaip KTU Turnitin programėlė įkeliamas studentų darbas automatiškai ir dirbtinio intelekto pagalba per kelias minutės nustatoma, ar darbas nėra nuplagijuotas, patikrinama, ar nėra priduotas, sakykime, darbas kito studento, kuris jį ten pridavė prieš metus 2-3, arba šis galbūt šiuo pat metu, pavyzdžiui, 2 studentai panašius darbus pridavė. Taip pat jisai aptinka, ar nebuvo nukopijuota dalis teksto iš kokio nors mokslinės straipsnio, kas yra laikoma plagijavimo, jeigu nebuvo teisingai cituojama ta dalis. Tai tuom jisai tikrai padeda. Tačiau yra kita problema, tai yra dirbtinis intelektas. Ir, pavyzdžiui, ChatGPT atveju yra tokia programėlė kaip Authenticate, kuri patikrina, ar darbas parašytas žmogaus ar dirbtinio intelekto. Tačiau dėja tik tai 50% atveju jisai nustato dirbtinio intelekto tekstą kaip dirbtinio intelekto tekstą. Tai reiškia, kad kas antras darbas gali būti parašytas dirbtinio intelekto ir ši programėlė dėja, bet nenustatys tokio atveju. Tai irgi yra problema, su kuria reikia kažkaip kovoti. Na ir kaip dirbtinis intelektas padeda užtikrinti akademinį sąžiningumą, tai kaip ir minėjau, tai yra kaip ir problema, iš kitos pusės tai yra ir pagalba. Tai dirbtinis intelektas tai yra kas? Tai yra, kai žmogus apmoko kompiuterį mąstyti kaip žmogus, sakykime. Ir iš tikrųjų tai yra labai geras ir patogus įrankis, nes, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas gali būti paleidžiamas atsiskaitimo metu ir analizuoti studentų kameras, mikrofonus ir nustatyti, ar tas studentas elgiasi sąžiningai ar ne. Realiu laiku tiesiog stebėti, kas vyksta kitoj kameros pusėje, kito monitoriaus pusėje. Ir taip pat dirbtinis intelektas gali stebėti, kaip studentas atsakinėja į klausimus, sakykime, ir jeigu mato kažkokius tai abejonius, jis gali, pavyzdžiui, sekančius klausimus pastatyti taip pakoreguoti, kad jie būtų, sakykime, išsiaiškinti spragas, ar tikrai studentas žino tą temą, tai vėlgi tai gali būti patogu ne tik užtikrinti akademinį sąžiningumą, bet ir sužinoti, kokios yra spragos, ko studentas, pavyzdžiui, nemoka. Tai yra tikrai irgi labai geras dalykas, dėl to dirbtinis intelektas gali pagelbėti ne tik užtikrinti mokymosi procesą, bet ir užtikrinti, sakykime, spragas ar kur reikėtų atkreipti dėmesį. Na, tai išvadas, tai kad nuotolinis mokymasis kelia iššūkio akademiniam sąžiningumui dėl lengvesnio sukčiavimo galimybių.
kad šiuo metu jau yra įvairios technologijos, kurios padeda užtikrinti plagiato prevencijas, biometrinis autentifikavimas ir taip toliau. Ir be abejo, dirbtinis intelektas smarkiai gali pagelbėti, užtikrinant akademinį sąžiningumą ir suteikti grįžtamąjį ryšį.